Pirmoji Karalių knyga, 12 skyrius. Rehabeamas nuėjo į Sichemą, kur buvo susirinkę visi izraelitai, paskelbti jį karaliumi. Nebato sūnus Jeroboamas, kuris buvo pabėgęs nuo karaliaus Saliamono į Egiptą, išgirdo apie tai, dar būdamas Egipte. Jie pasiuntė ir pasikvietė jį. Jeroboamas ir visas Izraelis atėjo ir kalbėjo Rehabeamui: tavo tėvas uždėjo mums sunkų jungą. Dabar palengvink savo tėvo mums uždėtą naštą, tai mes tau tarnausime. Jis jiems atsakė: eikite ir po 3 dienų sugrįžkite pas mane. Ir žmonės nuėjo. Karalius Rehabeamas tarėsi su senesniaisiais, kurie stovėdavo priešais jo tėvą Saliamoną, kai jis dar buvo gyvas. Patarkite man, ką atsakyti tautai. Tie jam kalbėjo: jei šiandien būsi tarnas šitiems žmonėms, tarnausi jiems ir kalbėsi švelniais žodžiais, jie visados bus tavo tarnai. Bet jis atmetė senesniųjų duotą patarimą ir tarėsi su jaunesniaisiais, kurie užaugo kartu su juo ir stovėjo priešais jį. Jis jiems tarė: ką jūs patarėte man atsakyti šitiems žmonėms, kurie man kalbėjo: palengvink jungą, kurį mums uždėjo tavo tėvas. Jaunieji, kurie užaugo kartu su juo, jam atsakė: šitiems žmonėms, kurie tau sakė: tavo tėvas padarė mūsų jungą sunku, o tu jį mums palengvink, taip atsakyk: mano mažasis pirštas storesnis už mano tėvo strėnas. Mano tėvas jums uždėjo sunkų jungą, bet aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jūs plakė botagais, o aš jūs plaksiu dygliuotais rimbais. Kai Jeroboamas ir visa tauta 3 dieną atėjo pas Rehabeamą, kaip karalius buvo paskyręs, sakydamas: sugrįžkite pas mane 3 dieną, karalius, atmetęs senesniųjų patarimą, kalbėjo tautai griežtai, kaip patarė jaunieji: mano tėvas uždėjo jums sunkų jungą, o aš jį jums dar pasunkinsiu. Mano tėvas jūs plakė botagais, o aš jūs plaksiu dygliuotais rimbais, nes tai buvo viešpaties skirta, kad viešpats ištesėtų savo žodį, kurį jis kalbėjo per Ahiją iš Šilojo, Nebato sūnui Jeroboamui. Izraelitai, pamatę, kad karalius nenori jų išklausyti, atsakė jam: mes neturime dalies Dovide, nei paveldėjimo Jesės sūnuje. Izraeli, į savo palapines. Dabar, Dovidai, rūpinkis savo namais. Ir Izraelis išsiskirstė į savo palapines. Izraelitams, gyvenantiems Judo miestuose, karaliavo Rehabeamas. Jis pasiuntė Adoramą, duoklės rinkėją, pas Izraelitus, bet jie užmušė jį akmenimis. Karalius Rehabeamas skubiai iššoko į vežimą ir pabėgo į Jeruzalę. Taip Izraelis atsiskyrė nuo Dovido namų iki šios dienos. Visas Izraelis, išgirdęs, kad Jeroboamas grįžęs, pasikvietė jį į susirinkimą ir paskelbė jį viso Izraelio karaliumi. Niekas nebesekė Dovido namais, išskyrus Judo giminę. Rehabeamas, sugrįžęs į Jeruzalę, surinko visus Judo ir Benjamino giminių vyrus, 180 000 rinktinių karių, karui su Izraeliu, kad sugrąžintų karalystę Rehabeamui, Saliamono sūnui. Bet Dievo žodis atėjo Dievo vyrui Šemajai: kalbėk Saliamono sūnui Rehabeamui, Judo karaliui, visiems Judo ir Benjamino namams ir likusiai tautai, sakydamas: taip sako viešpats, neikite ir nekariaukite su savo broliais Izraelitais. Kiekvienas grįžkite į savo namus, nes tai atėjo iš manęs.
Jie pakluso viešpatės žodžiui ir grįžo, kaip viešpats liepė. Jeroboamas pastatė Sichemą, Efraimo kalnyne, ir ten apsigyveno. Iš ten išėjęs, jis pastatė Penuelio miestą. Jeroboamas sakė savo širdyje, karalystė gali sugrįžti Dovydo namams. Jei šita tauta eis aukoti į viešpaties namus Jeruzalėje, tai žmonių širdis atsigręš į jų valdovą, į Judo karalių Rehabeamą, ir jie, nužudę mane, sugrįž pas Judo karalių Rehabeamą. Karalius pasitaręs padirbdino 2 auksinius veršius ir tarė tautai, per toli jums eiti į Jeruzalę. Izraeli, štai tavo dievai, kurie tave išvedė iš Egipto žemės. Jis pastatė vieną Betelyje, o kitą Dane. Tai tapo nuodėmė, nes tauta eidavo net į Daną jų garbinti. Jeroboamas pastatydino šventyklą aukštumose ir paskyrė kunigų iš žmonių, kurie nebuvo Levio sūnūs. 8 mėnesio 15 dieną Jeroboamas paskelbė šventę, panašią į tą, kurią švęsdavo Jude, ir aukojo ant aukuro. Taip jis darė Betelyje, aukodamas veršiams, kuriuos padirbdino, ir paskyrė kunigus Betelio aukštumoms, kurias įrengė. Jis aukojo ant aukuro, kurį pastatė Betelyje 8 mėnesio 15 dieną. Dieną, kurią jis sumanė savo širdyje ir paskelbė šventę Izraelitams. Ir jis aukojo ant aukuro bei degino smilkalus.